Labai dažnai iš pirties svečių girdžiu tokius teiginius. To neįmanoma papasakoti, tai reikia tiesiog patirti. Nieko panašaus nesu patyręs per visą savo gyvenimą. Keturiasdešimt metų einu į pirtį, bet po tokios patirties, tai vantas reikia mesti į kibirą ir mokytis viską iš naujo. Tokius atsiliepimus pradžioje gaudavom iš kas 10, vėliau iš kas 5, tada iš kas 3, dabar jau praktiškai kas 2 svečias kalba taip. Tai kaip tapti tokiu pirties meistru? Mano specializacija yra individualios vanojimo sesijos, tai yra dirbu maksimum su 2 žmonėm ir darau pirties ritualus. Yra daugybė nuostabių mokytojų ir mokyklų, kur galite mokytis pirties meistriškumo. Tiek aš, tiek kiti meistrai gali padaryti gerai bet kokioje pirtyje. Bet aukščiausias meistriškumas ir geriausi patyrimai yra pasiekiami tik turint geras priemonės ir resursus. Jūsų atsiliepimai ir padėkos tai yra mano įkvėpimas ir varikliukas. Daugybei žmonių nepatinka pirtis, nes turėjo blogas pirmas patirtis. Kiekvienas profesionalus pirtininkas puikiai žino, kad reikia sukurti skirtingas sąlygas tiek 3 metų vaikui, tiek patyrusiam pirties mėgėjui ar vyresnio amžiaus žmogui, kuris turi sveikatos sutrikimų. Ir kiekvienam iš jų reikia parinkti skirtingus režimus. Tam, kad tai pasiekti, reikia turėti galimybę akimirksniu keisti sąlygas pirtyje. Tai yra karšta, šilta, drėgna ir panašiai. Ir vis dar dažnai gaunu klausimus iš svečių ir klientų. Tai klausia manęs, ar tikrai reikalingas vanduo pirtyje. Tai aš nekalbu vien apie šaltą ar karštą vandens, kai mes naudojam minimum 3 rūšių vandenį. Tai yra šaltą, šiltą ir karštą vandenį. Dar vandens trapas reikalingas, kurį mes pilame procedūrų metu ant žmonių ir svečių. Tada kam reikalinga galinga krosnis, tam, kad atidaryt duris ir staigiai galėtume išvėdinti ir vėl pilti vandenį ir kurti skirtingus režimus ir kiti panašus klausimai. Tam ir reikalingos visos šios priemonės pirtyje, kad galėtume pritaikyti režimą pagal žmogų. Ir kai visą tai turime, o kaipgi pasiekti aukščiausią meistriškumą? Pateiksiu mokslinį paaiškinimą, kuris mano nuomonė puikiai parodo, kodėl reikia skirtingų režimų ir skirtingų priemonių pirtyje. Noriu pakalbėti apie skirtingus žmonių tipus. Tai yra 2 pagrindinės mokyklos. Tai yra rytų mokykla, ajurvedos mokykla. Žmonės skirsto į 3 grupės. Tai yra ugnis, oras ir žemė vanduo kartu grupė. Ir yra vakarai, kurie turi disk metodą. Reiškia, tai yra dominuojantis žmonės, organizuojantis, pastovus ir analizuojantis. Tam, kad išanalizuoti visus šios tipus, tai čia prireiktų dar 2 ar net 4 dienų mokymų, bet aš tiesiog pateiksiu jums kelis pavyzdžius. Tam, kad žmogus po pirties puikiai jaustųsi ir būtų gerai pailsėjęs, mes jam turim sukurti balansą. Tai pavyzdžiui, jeigu pas mus į pirtį ateina ugnis arba dominuojanti asmenybė, tai šiuo atveju, jeigu jam padarytume labai aukštas temperatūras, sausą pirtį ir labai karštus pojūčius, tai sekančią dieną jis jaustųsi blogai. Taigi, tokiai asmenybei iš principo reikia duoti balansą ir jam reikia duoti gero vėdinimo, oro pakankamai, vantų prisilietimų, kompresų su vantomis, tai reiškia įžeminti jį, vandens duoti, užpilti arba pasimėgauti. Tai tokiu atveju po tokios pirties žmogus jausis puikiai. Jeigu pas mus ateina žemė arba pastovi asmenybė, tai jeigu jam duosim dar daugiau vien tik tai vantų ir kažkokių kompresų, visą kitą, tai iš principo jis taip gerai nepailsės. Bet tokiam žmogui reikia duoti truputį ugnies, truputį oro, biškį išjudinti jį, tarkim gal truputį ir daugiau šilumos pabaigoje. Tai toks žmogus irgi subalansuotas, sekančią dieną jausis puikiai. Jeigu pirtį ateina pas mus oras arba organizuojanti asmenybė, tai tokį žmogų reikia įžeminti, jam taip pat reikia vantų, kompresų ir truputį ugnies duoti. Tai taip jį subalansuotume ir lygiai taip pat tiek po pirties, tiek sekančią dieną jis jausis puikiai. Ir jeigu pas mus ateina vanduo arba analizuojanti asmenybė, tai tokiam lygiai taip
pat reikia priešingų dalykų. Tai reiškia, jam duoti truputį ugnies, daugiau oro, išjudinti jį šitoje vietoje, pašildyti, kažkokią galbūt intensyvesnės pirties. Tai tokiam puikiai tiktų toks režimas ir jisai lygiai taip pat tiek po pirties, tiek sekančią dieną jaustųsi puikiai. Taigi galima daryti išvadas, kad skirtingų tipų žmonėms, skirtingų amžių žmonėms reikia skirtingų režimų. Tai dėl to mums reikalingas vanduo, šiltas, šaltas, reikalingas langas geram vėdinimui, ventiliacijos sistema, galinga krosnis, kuri gali padaryti tiek šiltą, tiek labai karštą pirtį, staigiai išvėdinti ir vėl keisti režimus. Tai turint visas šias priemonės, mes galime padėti ir pradžiuginti visokių tipų žmonės. Summit, tavo gyvenimo būdas.